Ledynmečio suformuotas savitas kalvotas reljefas plytintis Vilniaus miesto pašonėje. Pavilnių regioninio parko išskirtinis bruožas. Šiai vietovei būdingi labai dideli aukščių skirtumai, įvairūs geomorfologiniai dariniai, gūbriai, keteros, ozai, raguvos, kurie padovanojo parkui išskirtinius reginius. Parko pasididžiavimas – gamtos paminklas Pučkorių atodanga, kuri yra viena aukščiausių Lietuvoje. Nuo jos atsiveria ne tik Kalvynų masyvas, gražiosios Vilnios upės vingis, bet ir dalelė parko kultūros. Kalbiname regioninio parko direktorę Vidą Petiukonienę. Šiandieną mes esame Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje, kurios centrinėje erdvėje po kupolu yra įrengta kažkas panašaus į lankytojų salę, bet aš sąmoningai sakau kažkas panašaus, nes tai yra toli gražu ne tai, ko gali tikėtis kiekvienas lankytojas, žinodamas jau šiuolaikinės technologijas. Bet čia mes galime susipažinti su iš esmės, kas tai yra per teritorijos Pavilnių regioninis parkas ir Verkių regioninis parkas, kokie lankytiniai objektai juose ir kokios gamtinės ir kultūros paveldo vertybės. Tai yra minimali informacija, kuri gali būti suteikiama ir yra suteikiama lankytojui. Tai jeigu mes šnekėtume apie Pavilnių regioninį parką, tai išties galima pabrėžti, kad jis yra vienas iš mažiausių regioninių parkų Lietuvoje. Jo plotas yra truputį daugiau negu 2000 hektarų. Pagal plotą tai maža teritorija, tačiau įskaitant tai, kad tai yra pačiame mieste, pačioje sostinėje Vilniuje ir tai, kad šitos teritorijos netgi didmiestyje dar tikrai minimaliai pažeistos, tikrai yra dar minimaliai nukentėję nuo žmogaus invazijos į gamtą, tai tuo mes galime didžiuotis ir džiaugtis, kad sostinėje dar iki šių dienų išsaugojom tiek gamtos, tiek kultūros paveldo vertybės. Taip, mes stengiamės labai didelį spektrą pasiūlyti keliavimo formų ir parkų pažinimo formų. Tai ir pėsčiųjų žygiai direkcijos organizuojami savaitgaliniai, ir dviračių žygiai, ir netgi plaukimas nerimi, vėlgi ne šiaip vien tik pasiplaukiojant, bet netgi pristatant tas vietovės, pro kurias praplaukia, ir netgi šiaurietiško ėjimo pamokos, bet vėl ne vien tik tai mes stengiamės išmokyti vaikščioti sveikai ir naujoviškai, bet vėlgi tuo pačiu, einant per teritorijas, pristatomos jų vertybės. Lankytojų patogumui parkuose yra įrengti pėsčiųjų takai, kuriuose stengiamės, kad būtų maksimalų informacijos informacinėse stenduose, kad būtų atokvėpio aikštelės, kad būtų visa tai, kas reikalinga ir pažinimui, ir poilsiui. Tai vienas iš pirmųjų mūsų įrengtas pėsčiųjų takas, tai buvo Puškorių pažintinis istorinis takas, nuo Puškorių atodangos, pro Puškorių palivarką, pro Patrankų liejyklą, pro Belmontą, pro Žemutinį Pavilnį ir vėl tai yra žiedinis maršrutas. Antrasis pažintinis takas Pavilnių regioniniam parke tai yra Sapieginės pėsčiųjų takas nuo Šilo gatvės link Žolyno gatvės, link Šatrijos raganos ir vėl išeiname iš Šilo gatvės viršutinę dalį.
Gana įdomi tema Vilniečiams yra ir Pavilnių regioniniam parke esantis požeminiai gynybiniai įtvirtinimai. O mes jų turime gana gausų būrį. Tai jų yra ir Šilo gatvėje, ir Kojelavičiaus gatvėje, ir prie Puškorių atodangos, ir gynybinių įtvirtinimų yra netgi Rybiškėse. Tai šiaip jau populiariausi yra ir plačiausiai mes visuomeniai stengiamės pristatyti tai gynybinius įrenginius esančių Šilo gatvėje ir Kojelavičiaus gatvėje. Puškorių patrankų liejykla. Šiandieną tarsi gana žinomas terminas, kad Pavilnių regioniniam parke yra buvusi patrankų liejykla. Tikrai taip, viskas taip. Ir ta patrankų liejykla dabar šiandieniniam pavidale tai tik vos ne griuvėsiai arba buvusios didybės likučiai, kur mes matom buvusį kanalą, kur mes matom labai gražias istorinės sienas arba jų fragmentus. Ir galbūt nedažnas pagalvojam, o kodėlgi mes Puškorius vadiname būtent tokio pavadinimu. Tai atsakymas vėlgi būtų toks – patrankos. Čia buvo liejamos patrankos ir buvo liejamos patrankos, kaip rašoma, netgi Didžiojo kunigaikščio laikais. Ir čia buvo liejamos patrankos netgi ir carinės Rusijos okupacijos laikais. Rašoma, kad netgi Napoleonas savo kariuomenės patrankas remontavo čia. Tai nuo žodžio patranka, rusiškai puška, ir mes turim šitos vietovės vietovardį – Puškoriai. Tai visiškai aišku, kad šis objektas davė netgi pavadinimą, išlikusi iki šių dienų, reiškia šita vietovė garsėjo tuo, kad čia buvo liejamos patrankos. Noriu pasidžiaugti ir išreikšti viltį, kad jau šiais 2012 metais Vilniečiai galės pasidžiaugti dar vienu pritaikytų lankymui objektu. Tai gamtos paminklų Puškorių atodanga, kuriame jau prasidėjo darbai, tai yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymų vykdomas projektas, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų, Puškorių atodangos pritaikymas lankymui. Kuogi šitas pritaikymas bus gal kitoks arba net specifinis. Jo kitoniškumas tai būtent tai, kad reginys nuo Puškorių atodangos galės pasigrožėti ne tik tai tipinis standartinis lankytojas, kuris ateina, tai vadinkim, pėstute, bet Puškorių atodangos reginius arba reginius nuo Puškorių atodangos galės pasiekti netgi neįgalieji. Čia jiem bus įrengti specialūs takai, kuriais jie galės užvažiuoti tarsi serpantinų ant Puškorių atodangos ir tiesiog pailsėti, pasirelaksuoti, pasimėgauti gamta ir pačia atodanga ir buvimu gamtoje.